Dažniausiai aš tą bent jau pastebiu, kad taip, ypač iš senų draugų, žmonių, pažįstamų, tai jiems yra tas lyginimas pastoviai. Kaip buvo, kaip dabar yra ir gailestis, kad taip yra, gal taip. Kaip tą nuimti, aš nežinau, iš tikrųjų. O kaip pati pastebi, ar mama reaguoja į va tokį elgesį ir tokį jausmą, kad yra tas gailestis aplinkoje, arba žmonės jį kažkaip patiria, kai ateina bendrauti. Kaip jinai tai daro? Mama labai reaguoja ir ypač kai eina, tarkim, pro šalį ir o jau taip, o jau šitaip, tai jinai iškart susinepatogina, pati graudinas ir arba iš vis toks rūstus veidas pasidaro, kad nereikia to gailesčio, nereikia tų aikčiojimų, iš tikrųjų tiesiog yra procesas toks. Ir nebeini kojom, žiūrėk, Ferrari turi, žinai, ir visada gali iš pozityvios pusės į visą tai pasižiūrėti. Bet iš tikrųjų labai daug reaguoja ir labai atpažįsta tas emocijas. Atpažįsta ir supranta. Ir tas yra irgi jai svarbu. Kiek jinai laiko prisimena, aš nežinau, negalima taip pasakyti. Neįsivaizduoju, gal jai užtrunka tai minutę, 2, gal 5. Bet ta reakcija būtent užklūva. Kasdienybė ir šitie mano pakeliami visi dalykai yra irgi suorganizuoti. Nes čia nebuvo įmanoma nuvažiuoti. Mamytė mano. Nedaug ir pasikeitus, ką? Per 10 metelių. Tai čia 10 metų atgal. Čia yra albumas padarytas mūsų pačių, kaip dukrų. Jai buvo gimtadienio proga. Ir galvoju, neprisimenu, kelintais metais. Prieš porą metų, man atrodo, mes čia darėm. Kaip prisiminimas tiesiog, nes jai labai visada patiko albumai. Visada nuotraukos, jinai visada darydavo gyvas nuotraukas, kad galėtų pačiupinėti. Kompe jai nelabai buvo įdomu, bet būtent visada turėjo daug albumų ir jie kaip vaikystės mūsų, tai būdavo net aprašyta, ten kokio amžiaus, ten kas ir visa kita. Tai norėjom ir mes padaryti tokį albumą, kad būtų viskas vienoje vietoje, visi prisiminimai ir tiesiog mamai padovano. Tai yra mažytė, čia iš vaikų namų rado nuotrauką. Ir mama šičia tokia labai labai miela, visada buvo garbanė, labai mažai valgė, bet tokia tyli, rami mergaitė buvo. Jinai buvo išvežta 1,5 mėnesio, buvo susirgus plaučių uždegimu ir tiesiog ten buvo 5 vaikai ir tuo metu visus ir paėmė. Tai vyriausiam buvo 11 metų, o mama buvo 1,5 mėnesio. Tai visus išskirstė ir mama palaikė ryšį būtent su vyriausiuoju sūnum, broliu. Tai jisai per gyvenimą labai daug padėjo, vedė. Mes 5 dukros. Jūs esat 5 dukros, kiek vaikų užaugino? Spūdinga. Va. Pakalbėkime apie muziką. Ar turite savo mėgiamų dainų ar atlikėjų iš senių laikų, o gal iš naujesnių laikų, kurios klausant tikrai pakyla ir nuotaika ir pats? Mama visą laiką mėgo šlagerius. Povilaitis buvo vienas iš tų favoritų. Bet Povilaičio daina Senelė mūsų jauna, tai buvo jos visada tas toks pavyzdinis, gal toks pamatinis dalykas, kokia jinai norėtų būti pati.
senelė jauna su džinsais ir tekina. Vat visada jinai norėjo būti ta senelė jauna ir su džinsais ir tekina. Tai vat genai savo padarė, senelė visgi jauna, jaunai atrodo. Ir džinsus kartais užsimetam, bet va tekinai būti, nu, va su Ferrari bernukai. Padainuosi? Padainuosi, mamukai? Ką? Ne. Mes ir pašokam, ir padainuojam viską, čia būna labiausiai jau juokės, kai ją rengiu, tai tada jau... O jūs pašokat, kai rengiatės? Taip, aš pašoku jai. Ir jai čia labai linksma būna. Tai taip ir pradedam tos rytus. Su šokiais? Su šokiais, jo, su pavaidinimais. Kiek jau man fantazija leidžia, tai gyvenime daug šypsaus. Sunku šypsaus, lengva šypsaus. Tai va. Kaip mama realiai kalba buvo jau beprarandanti ir keli žodžiai be buvo likę. Tai vat jos frazė pagrindė buvo viskas gerai. Viskas gerai. Sakau, nu negerai, mama, negerai. Viskas gerai. Tai ir paskui kažkaip, vis tiek viskas gerai. Nu kažkaip būna gerai. Myli mama, jeigu pavyli visa šeima. Ką mes galvojame, kas yra ta būklė, o kas jinai iš tikrųjų yra. Kaip aš sakau, iš tikrųjų, kad mamai yra lengviausia. Nes jinai gyvena, atrodo, kad jai, nu va taip ir reikia gyventi. Nu va taip yra. Sunkiau yra tiem, kurie yra aplinkui. Bet mamai visada, nuo pat pradžių, nuo pat diagnozės pradžios sakėm, mama, žinok, tau bus lengviausia. Būtent kalėdoms mes turim tradiciją grįžti visi į namus pas mamą. Tik manęs nebuvo, nes Norvegijoje buvau, švęsti kūčias ir kalėdas kartu. Čia mūsų daugiau metų trunkanti tradicija ir mes ją laikėmės. Ir būtent tada mama tais metais jinai nesiruošė, jinai nelaukė. Jinai žinojo, kad seseris grįž, bet jai nereikėjo nei maisto pirkti, kas buvo visiškai jai nebūdinga. Nebesugebėjo sudėlioti dorai sakinių, minčių, pradėjo strigti kalba ir tai davė labai didelį pagrindą patikrinimui, kas įvyko, nes seseris pamatė labai didelį pokytį, kas jai visiškai nebuvo būdinga ir tada jau ėmėmės veiksmų, ką daryti toliau. Bus 3 metai per kalėdas. Kaip kito mamos sveikata? Gal kažkokie tokie ryškesni momentai tam visam procese? Iš pradžių kalba, pagrindė kalba, atmintis. Būtent susilpnėjo atmintis. Ir po to nyko įgūdžiai ten, kur jinai buvo stipriausia. Tarkim, jinai visada domėdavosi naujausiam technologijom. Kaimynus mokydavo kaip telefonais elgtis, tarkim. Jeigu norėdavom kažkokį tai telefoną nusipirkti, mama, kokį pirkti. Jinai visada žinodavo naujausias tendencijas. Kol galų gale jinai pati tuo telefonu nebemokėjo net naudotis, nebesigaudydavo kainuose, kas jai buvo irgi labai svarbu, žinodavo, kurioje parduotuvėje kiek kas kainuoja, visą laiką pasakys. Tai požymiai kaip lėtinis insultas, realiai. Nyksta dešinė pusė, jin atrofuojasi, stinksta ir lieka tik tai kairė pusė funkcionuojanti. Tai viskas, kas susiję su tuo, visi tie fiziniai pokyčiai vyksta labai sparčiai. Kaip jūs ir seseris priėmė tą ligos faktą, galvodamos apie save? Įvairiai. Labai įvairiai.
Mes iš tikrųjų svarstėm kelis variantus. Tai vat vienas sesuo siūlė mamai, kad iš garažo padarys kambarį ir ten galėsime gyventi Vilniui. Būt šalia. Jos tada visai mažytės buvo mergaitės. Viena nei metukų nebuvo, bet jinai vat tą buvo pasiėmus kaip ir atsakomybę kartu su vyru, kad padės mamai. Bet mama nenorėjo. Pasakė, kad aš susitvarkau namie. Ir jin iš vis į Vilnių nenorėjo. Tada liko variantas ieškoti globos namų. Tai buvom jau nužiūrėję porą globos namų. Ir kita sesuo buvo nuvažiavusi pasižiūrėti, kalbėjosi, kurie jai labiau tiktų. Tai vienus jau buvom išsirinkę, būtent Vilniui, nes visos mano seserys Vilniui tiesiog. Tai vat ta galimybė ir kaip ir buvom nusprendę parduoti namą, tos pinigus panaudoti globos namams, nes iš pradžių, kol viskas susitvarkys, globos namai kainuoja apie 1000 eurų per mėnesį. Tai vat maždaug kaip, tokia išeitis buvo. Bet man griuvo santuoka ir viskas apsivertė. Per 6 savaitės realiai apsivertė mano gyvenimas aukštyn kojom. Ir grįžau pas mamą. Tiesiog buvo toks sprendimas grįžti pas mamą. Ir mama, jaučiu, tapo pati laimingiausia iš visų, kas galėjo būti. Diagnozė Grybo gatvėje buvo klaidingai nustatyta. Buvo pasakyta, kad tai buvo Parkinsonas, ko aš iš tikrųjų nepatikėjau nuo pat pradžių ir sakiau, reikia ieškoti kito specialisto. Aš noriu išgirsti kitą nuomonę, nes su Parkinsono pacientais aš pati dirbau. Aš žinojau, kas tai yra, buvau mačius praktiškai, kaip tai atrodo. Tai vienintelis dalykas, ką aš sutikau, kad gali tai būti pririšta prie kalbos praradimo, tarkim, daugiau nieko. Mama iškart į ašaras, jai buvo labai didelis šokas, kad, Parkinsonas. Tai, jai tikrai buvo sunku priimti tai. Bet aš tokia ganėtinai stipri ant to ir ar užsispyrus, aš nežinau, kaip yra. Bet aš sakau, kad mama prižiūrėsiu kiek įmanoma ilgiau namie, kiek jau galėsiu tiek. Mano vienintelis aspektas buvo, kas galėtų lemti, kad aš mamą perleisčiau į globos namus, tai jeigu jin taptų agresyvi. Dėl savo vaikų, dėl mano gerovės. Yra baimė iš vienos pusės dėl ateities, dėl finansų, dėl grįžimo vėl pilnu tempu ir ganėtinai greitai vėl į darbo rinką ir kaip tai susidėlioti, ar ne, nes aš turiu atsakomybę ne vien tik už save, o ir už vaikus. Tai tas labai daug lemia. Iš kitos pusės, tai atsiriša keliai eiti ir daryti, principe. Eiti daryti, kas man atrodo vertinga, kas man atrodo tikslinga, jau tada neprisirišant prie namų kiekvieną dieną. Tai yra paveldima liga ir pagal tą geno tyrimą galima pasakyti, kokia yra rizika, koks dydis rizikos yra. Kiek mes, čia galima tik spėlioti arba daryti realiai tą tyrimą, ar ne? Bet rizika tikrai yra didelė. Iš 5 seserų 2 darėsi, 3 nesidarė. Principe irgi buvo kardinalios tokios nuomonės, kas pasikeis, jeigu žinos, ir kas pasikeis, jeigu aš žinosiu ir nenoriu žinoti, gal taip. Labiausiai mane sustiprino iš tikrųjų prisitaikymas prie pokyčių. Mamos ligos pokyčių. Kai tu nežinai kiekvieną dieną, kas bus rytoj. Ir priėmimo viso šito. Būtent priėmimas to nepastovumo. Taip. Kaitos. Ir priėmimas to fakto, kad aš nieko negaliu pakeisti. Tiesiog aš išmokau
gyventi tuo flow režimu, vat, eiti pasroviui kiekvieną dieną ir prisitaikant prie to, kas yra. Tai vat, tas mane labai sustiprino ir gal nebeakcentuoju tokių mažų problemų, nepadarau jų didelėm. Gal taip galiu pasakyti. Ir būtent tas suvokimas, ant kiek tai yra trapu, ant kiek tai yra slidu ir mes nei vienas nežinom, kas ir to mūsų laukia. Tai vat, ir to kasdienybės įvertinimas, gal sustojimas ir įvertinimas to, ką dabar turi, kad ir arbatos puodelį gerti, nes dabar aš turiu tą šansą tiesiog atsisėsti ir gerti arbatos puodelį, arba prieiti, apkabinti, pabučiuoti mamą į kaktą. Aš turiu dabar tą galimybę ir aš ją pasinaudoju. Tai va, tas labiausiai stiprina, tas labiausiai gal išugdo vertybę, vertybės daug jų. Kas yra esminiai dalykai, dėl ko gyvenimas iš tikrųjų sukas. Kas yra didžiausias iššūkis? Nepalūžti. Nepalūžti, kai esu viena. Nes aš žinau, kad be manęs, jeigu aš palūšiu, nebus niekam į ką remtis. Tai vat, būti tokia stipria bet kokiu atveju. Kad ir kitą kartą norisi į pagalvę paverkti. Bet tiesiog stotis, eiti nuo ryto iki vakaro. Ir iš kur vat turi žinių ir iš viso reikalingos žinios globoti žmogų, slaugyti žmogų? Tikrai reikalingos. Ir tos žinios atėjo man iš Norvegijos. Aš studijavau slaugą, dirbau senelių namuose. Lygiagrečiai dirbau asmeninę asistentę vienam neįgaliam žmogui. Tai tos visos patirtis man buvo, kaip aš sakau, kai grįžau, kai sužinojau, kad mama serga tokia liga, tai man buvo kaip ir pagrindas ten susirinkti visus įrankius, visą praktiką, patirtį parsinešti namo ir ją perteikti būnant su mama. Bet iš tikrųjų nežinojai, kad to prireiks, ne? Tai susirinkai žinias, susirinkai įgūdžius. Ir ar būna tada minčių, tie, kurie neturėjo galimybę susirinkti visas šias žinias, kaip jie sukasi, kaip jie tvarkosi? Daug kartų iš tikrųjų esu galvojus, nes pas mane, kai atėjo asistentė, jinai neturėjo jokios praktikos absoliučiai su tokiais žmonėm, neturėjo jokios praktikos nei su gulinčiais žmonėm, kas mano mamai palaipsniui buvo. Ir tas būtent mano žinios, mano praktika, situacijų nepasimetimas ir tas stabilumas davė daug ir tai moteriai, ir mums abiem kartu, ir mamai daugiau komfortą, nes jau žinau, kaip padaryti, kas yra esminiai dalykai, kas yra svarbiausia, ir tas labai daug davė iš tikrųjų. Man buvo pats sunkiausias iš tikrųjų laikotarpis ir ką tikrai įtariu ne vienas žmogus irgi tą išgyvena, kai iš valstybės darbo biržos nebegavau pinigų ir kažkaip tai nėra galimybės išeiti į darbo rinką, nes turiu būti namie. Ir palaikymo iš valstybės nėra dėl to, kad tiesiog jo nėra. Ir gyven kaip nori, maždaug taip. Nebent eiti socialinės prašytis pagalbos kažkokios, tai paramos dėl to, kad nėra kaip dirbti ir nėra iš kur gauti pinigų, ar ne? Bet iš kitos pusės aš turėjau vartytis, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, kaip arba imti verslo liudijimą, ką aš buvau pasiėmus, ir bandyti kažkaip išeiti pačiai į darbo rinką, sugalvoti kažką, tai iš kur gauti pajamų, arba gauti socialinę paramą, bet atidirbti tas valandas. Ir tada sakau, tai man pritaikykit, prašau, taip, kad aš galėčiau ir mamą prižiūrėti, ir tas darbo valandas atidirbti. Tai turėjau eiti
iš gydytojo gauti pažymą, kad aš turiu prižiūrėti mamą. Pagal gydytojo pažymą mane atleido nuo tų atidirbamų valandų. Bet principe, jeigu aš pasirenku globoti mamą, aš jau turiu susitaikyti su tom, kad jokių pajamų aš kaip ir, nėra galimybės jų gauti, ypač mažam miestelį. Nuotoliu dirbti nebent, bet ir tai susirasti darbą nuotoliu yra reikalų. Tai vat, kas jau ryšis, yra šitas niuansas, kad pajamas reikia kažkaip tai arba susigeneruoti, arba susiveršti stipriai diržus, ypač žiemos metu, kai yra šildymo sezonas ir visa kita, kažkaip tai išgyventi. Stiprina keli, tai artimieji, žmonės, kurie man labai svarbus, jų palaikymas, tai yra tikriausiai didžiausia, ką aš turiu, svarbiausia, ką aš turiu. Ir kai man labai labai sunku, aš visada noriu į mišką. Jau jeigu aš pasakiau, kad aš noriu į mišką, reiškia man blogai. Tai miškas, ypač pušynas, mane labai atgaivina, sustiprina. Žinai, pušis, pasižiūrėk į pušį. Jinai tiesiai į tikslą ir tik paskui pradeda žaliuoti. Sustoji, sustiprėjai, patys stuburą sustiprini ir eini toliau.